Ar jau domiesi darbo rinką? Ne. Taip. Taip, domiuosi ir jau šiuo metu dirbu. Ar sunku jaunam žmogui rasti darbą? Mažuose miestuose, kai Vilkaviškis jo, bet tarkim iškeliauji kokį Kauną ir Vilnių, tai manau, kad rastum. Kaip manai, kodėl? Vien dėl to, nes darbdaviai nelabai nori jaunų samdyti, nori daugiau žmonių su patirtim. Ir aplamai čia nėra tiesiog tokių darbų, kurių norėtų jauni žmonės, apart juodo darbo. Žinai, ten globeskas ar kažką tokio. Jaunam žmogui yra reikalų nueiti į darbo vietą ir paprašyti darbdavio, kad jį įdarbintų. Tas yra sunkiausia jaunam žmogui. Manau iš tikrųjų, kad nėra lengva, kadangi nei vienas žmogus nenori priimti jauno žmogaus dirbti be patirties. Tai dažniausiai atsižvelgiama yra į patirtį žmogaus, o jaunimas dažniausiai yra be patirties, kadangi mokosi ir panašiai. Tai manau, kad yra sunku. Kas galėtų darbdavius paskatinti priimti paauglius dirbti? Gal mažiau taisyklių, kurios tvardo, tarkim, pasamdyti nepilnametį žmogų. Tarkim, neribotų, kiek valandų gali būti, ar kiek gali dirbti, ar kokius darbus gali dirbti. Kažkas to, kad tiesiog laisviau būtų. Aš manau, kad patys paaugliai turėtų pasirodyti, kad jie yra pakankamai subrendę dirbti darbe. Manau, kad jaunų žmonių užsispyrimas, entuziazmas ir noras užsidirbti pinigų ir tiesiog tobulėti ir gauti patirties faktas, kas be ko. Ačiū labai.